Mylėjai, jau įpusėjome į Adventą, nuolatos girdime giesmę Ateik, ateik, Emanuelį, jau praktiškai kalėdinės nuotaikos įsivyrauja. Ir šiandien mes skaitome Izaijo tekstą, kurį rašo pranašas, būdamas tremtyje esančiai tautai, sakydamas, kad Dievas per kažkokį tai persų, pagonių, karalių Kyrą išgelbės tautą, išves iš vergovės ir iš tikrųjų taip ir įvyko. Persų karalius nugalėjęs babiloniečius, kurie nugalėjo prieš tai asirus nuskriaudusius žydus, sako, grįžkite žydai atgal į savo žemę, atstatykite Jeruzalę ir atstatykite savo šventyklą. Dievas, pasirodo, gali veikti ir per bet kurius, atrodo, mums nepalankius žmonės. Jis savo pažadą rūpintis mumis, kai mes esame nusilpę, vargšai, kada mes, atrodo, nebematom išeities, gali vykdyti pasitelkdamas jam žinomus būdus. Ir ką jisai mums sako, kas yra mums labai svarbu, kad nepaisant tavo silpnumo, jisai gali perkeisti tavo būseną. Ir tu tada gali, tas kaip kirminėlis Jokūbas, tu gali tapti tokia energija, kuri trupina kalnus, kuri perkeičia tikrovę. Tai mes tokia viltimi gyvename, dėkodami Dievui už jo ištikimąją meilę, kuri sako, pasitikėk manim, neprapulsi.